Neptūnas vėl mažina skirtumą iki 5. Mažiau nei 3 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Aidas Viskontas spaudžia Evaldą Dainį. Netgi trumpam išmušdamas kamuolį jam iš rankų. Puikiai proga ir savo šansą šį kartą Paulius Počiuipa išnaudoja. Prieš tai prametė 2 kartus iš eilės Paulius Počiuipa. Dabar lieka laisvas ir dvitaškių metimų vėl didina skirtumą iki 7, 68, 61. Ir vėlgi sunkėja Nevėžio komandos situacija. Varžovų persvara pakankamai didelė tokioms lygiai besikloščiusiems iki šiol rungtynėms, o laiko lieka jau nebedaug. Dar viena klaida. Na, šiandien pagal klaidas vėlgi pakankamai ryškus Neptūno komandos pranašumas ir Vaidotas Pečiukas šią klaidą verčia 2 taškais. 70-61. Prisijungia papildomą pavarą. Tokia, apie kurią nieko nežinojo Nevėžis Klaipėdos Neptūno krepšininkai ketvirtajame kėlinyje. Ir dabar jau vis labiau buksuojanti Nevėžio ekipos mašina nieko negali padaryti. Ketvirtajame rungtynių kėlinyje, per kurį kol kas tik 11 taškų pelnė aikštės šeimininkai. Neptūnas gi įmetė 21. Ir tai dar panašu. Pirmasis taiklus. Dabar jau Neptūno komandai labai svarbus kiekvienas taškas, kiekvienas toks pataikytas baudos metimas artina juos prie pergalės ir pagal dabar esantį rezultatą prie pergalės, kurios labiausiai reikia Neptūno komandai. Priminsiu, jog namuose klaipėdiečiai pralaimėjo pirmąją tarpusavio dvikovą 7 taškais, tad žiūrint į galimus visus variantus ir žiūrint, kaip komandos kol kas koja kojon žingsniuoja turnyro lentelėje, neatmestinas ir toks variantas, jog abi komandos gali surinkti po lygiai pergalių pasibaigus reguliariajam sezonui ir tuomet jau viską lems tai, kaip bus tarpusavį sužaidusios abi ekipos, o jeigu jos pasidalijusios bus po pergalę, tuomet jau lemiamų faktoriumi taps skirtumai, kuriais bus iškovojusios pergalę abi ekipos. Valdas Vasilijus prie baudų metimo linijos. Tos paskutinės minutė ir 43 sekundės gali ir užtrukti šios dienos rungtynėse, ypač jeigu Nevėžio komandai pavyks šiek tiek sumažinti skirtumą ir atsiras šansas dar kabintis varžovams į gerklę. Tai dabar bando spausti priešininkus po visą aikštelę Nevėžio ekipa. Tam atrodo yra pasiruošę Neptūno krepšininkai be komplikacijų. Pereina į priešininko aikštės pusę, tačiau ir toliau. Aktyvi Nevėžio gynyba kol kas nieko neleidžia pagalvoti net apie geresnį metimą, geresnę situaciją atakai. 7 sekundės lieka Klaipėdos Neptūno komandai ir Loizas Rudys prašo minutės pertraukėlės. Tai kaip jo komanda dabar bandė surengti paskutinį puolimą, netrodo, jog būtų labai patikę Loizui. Paulius Počiuipa pagauna kamuolį. Netaiklus jo metimas per Žydrūną Stankų, Nevėžiui pavyksta apsiginti. Dabar visų greičių pirmin lekia Nevėžio krepšininkai, puikiai suprasdami, jog laiko jie ilgesnėm atakom ir dideliems. Pražangų limitą jau išnaudoja abi ekipos. Žydrūnas Stankus. Išsprūsta kamuolys Nevėžio komandos lyderiui, bandant prasibrauti ir surasti kelią link varžovų krepšio į baudos aikštelę. Su kamuoliu vėl Neptūno komanda. Evaldas Dainys. Prasideda paskutinė dvikovos minutė. Na, jeigu Nevėžiui nepavyks pakovoti dar dėl pergalės, tai aikštės šeimininkai bent jau turėtų pakovoti dėl jiem palankesnio skirtumo. Kol kas visas sąlygas ketvirtajame kėlinyje diktuoja Klaipėdos Neptūno komanda. 74-63 po labai reikalingo klaipėdiečiams Evaldo Dainio dvitaškio metimo. Dar viena nesėkminga Nevėžio ataka. Ir Žydrūnas Stankus dabar jau pražangą gaudo Vaidotą Pečiuką. 11 taškų. Skirtumas, kuris palankesnis Neptūno komandai. Pirmąjį tarpusavio mačą pralaimėjusiai tik 7 taškais. Tik 8 Klaipėdos Neptūno klaidos ir net 43 atkovoti kamuoliai.
Nevėžis nusiėmė 37. Vaidotas Pečiukas 75-63. 12 taškų skirtumas. Vidrūnas Stankus. Ir štai dabar jau suteikia tam tikros erdvės ir laisvės Nevėžio komandai. Neptūnas nenorėdamas matyti gauti 2 taškų su pražanga. O Marius Runkauskas klysta. Per aukštai siūsdamas kamuolį Evaldui Dainiui, 26 sekundės. Na, išgelbėti rungtynių Nevėžiui gal ir nepavyks, tačiau dabar jų tikslas yra pakovoti dėl teigiamo skirtumo. Na, jis bet kuriuo atveju turbūt bus vis tik neigiamas, tačiau koks neigiamas, tai jau priklausys nuo tų paskutinių sekundžių. Ir panašu, kad Neptūno komanda iškart pasieks 2 pergalę šios dienos rungtynėse. Aidas Viskontas, jo 2-taškis metimo skirtumas mažėja iki 10, tačiau jis vis dar yra labai palankus Neptūno komandai ir atrodo, jog radikaliai niekas šiandien jau nepasikeis. Įspūdingas Vaidoto Pridotko dėjimas, na, simbolizuojantis puikias rungtynės šiam krepšininkui. 29 taškai Vaidoto Pridotko sąskaitoje. Paskutinysis metimas buvo efektingas ir gražus ir Neptūno komanda galima sveikinti pasiekus iš karto 2 tikslą šiandien. Jie ne tik iškovojo pergalę varžovo arenoje, tačiau ir atsirevanšavo didesniu skirtumu.